Noriu numesti svorio, juk sakėjai, mes taip sakome ir laukiame tinkamo laiko. Žinia ta, kad tinkamo laiko nebus, yra tik čia ir dabar. Taigi kviečiu transformuoti ne tik savo fizinę išvaizdą, bet ir savijautą. Ir kad tai duotų išliekamąją vertę ir pakeiskite savo požiūrį apie mitybą ir apie svorio metimą. Taigi rekomenduoju organizmo valymą ir svorio metimo protokolą su mitybos sprendimais, prieš uždegiminės mitybos sprendimais. Mes privalome valytis, mes valome savo namus, mes valome savo aplinką ir turim valyti savo vidų. Štai čia mūsų yra virškinamasis traktas. Čia maistas ateina, skrandis, plonasis žarnynas, storasis žarnynas, kepenys, blužnis, inkstai, mūsų filtrai, kurie valo mūsų organizmą. Tačiau laiks nuo laiko užsiteršia šita sistema ir mes turime ją išvalyti. Turime pastoviai valyti storąjį, plonąjį žarnyną, kepenis ir inkstus, kraują, parazitus. Nes maistas yra prisotintas įvairių nešvarumų, nitratų, aplinka užteršta, nekalbu jau apie mikroplastiką, dirvožemį, kuris yra ir vaisiuose, ir daržovėse, ir žuvyje. Todėl valymas yra praktiškai privalomas. Aš rekomenduoju daryti valymą prieš kiekvieną saulės stovėjimą. Taip gyvena mūsų protėviai. Aukščiausia solsticija, žemiausia solsticija 2 lygiadieniai. Tai yra 4 saulės tokie veidai vadinamieji, stovėjimai ir saulė tada duoda energiją mums, taip? Tai prieš naują periodą reikėtų pasivalyti. Ypač jeigu jūs dirbate su žmonėmis, rekomenduočiau tai daryti nuo 2 iki 4 kartų per metus. Šiaip bent jau 2 kartus per metus reikėtų valyti savo organizmą. Kaip mes tai darome? Yra visa sistema. Ir rekomenduoju jungtis į grupę organizmo valymas ir svorio metimo protokolas su mitybos sprendimais. Yra video padaryti, kaip mes pradedam valytis organizmą. Tai praktiškai pradedam nuo senos ricinos kokteiliuko, prajudinam žarnyną, paskui Epsom druska, po to plonasis žarnynas, storasis žarnynas, klizmavimas, taip, šanprokšalana. Visi tie metodai yra kruopščiai aprašyti, nufilmuoti ir juos rasite mano minėtoje grupėje. Ir taip pat ten rasite video įvadas į organizmo valymą. Rekomenduoju pasižiūrėti visą medžiagą ir pradėti. Todėl, kad keisti mitybos įpročius ne taip paprasta. Todėl, kad jie ne nuo mūsų priklauso iš tikrųjų. Mitybos įpročiai priklauso nuo mūsų mikrobiotos, nes kuomet mes virškinam maistą, iš tikrųjų bakterijos dalyvauja ir gerosios ir blogosios virškinant maistą ir išskiria tokius metabolitus. Tai metabolitai įtakoja mūsų pasirinkimus ir mes įprantam prie kažkokio maisto. Ypač jeigu tai valgėm vaikystėje arba dažniau valgome tai, pavyzdžiui, neįprasta iš eilės ten 3 ar 4 dienas, dėl to reikėtų keisti maistą, nevalgyti to pačio maisto, nes mes galim suformuoti įprotį. Jeigu tai blogas įprotis, jo atsisakyti labai bus sunku, nes jį diktuoja bakterijos, kurios yra mūsų žarnyne. Todėl su štais valymais organizmo mes išvalome. Aišku, išvalome ir gerasias, ir blogasias. Dėl to mes turime atstatyti mikroflorą. Ir reikia būtinai naudoti papildomas medžiagas tam, kad papildyti mūsų valymą. Dabar, jeigu mes kalbam, jeigu mūsų yra tikslas numesti svorio, tai mes turime numesti svorį, o ne maistinės medžiagas, taip? Nes dažnai įvairios dietos yra labai skurdžios, jeigu mes norim numesti svorį ir mes taip pat eikvojam savo organizmą visai be reikalo. O reikėtų nemesti veikliųjų medžiagų, jas išlaikyti, o mesti svorį. Tai vadinasi, išimti papildomas kalorijas. Tai ką mes darome?
pusryčiams rekomenduoju žaliavalgių kokteilį, receptas irgi yra grupėje, ir lean shake, arba žaliavalgių kokteilį, arba lean shake. Apie lean shake pakalbėsiu daugiau, tai yra labai tobula inovacija, artimiausia maistui, tik veikliosios medžiagos, kurių mums reikia kiekvieną dieną, bet praktiškai nėra kalorijų, kurių mums nereikia valant organizmą ir metant svorį. Pietus, mirkyti grikiai, irgi yra video parodyta, kaip juos pasiruošti, labai paprasta. Galima, jeigu labai norisi, papildomai angarų daržovės pasiruošti, arba tiesiog per pietus valgyti natūralų maistą, bet tą reikėtų daryti angarų, virti, jokių kepimų ir panašiai. Principė Viduržemio jūros dieta, taip, pietums, arba mirkyti grikiai, vakare lean shake'as. Vakare lean shake'as ir rekomenduotinos papildomos medžiagos. Mums reikia gerų riebalų, mums reikia prebiotinių skaidulų, mums reikia mikroelementų, fitonutrientų ir valymo ląstelės lygmenyje. Taigi, aš rekomenduoju pirmiausiai pasidaryti prieš valant organizmą ar metant svorį, tai balanso tyrimą. Išsitirti riebalų rūgštis, nes mūsų ląstelė turi membraną ir maistinės medžiagos įeina per membraną ir toksinai išeina per membraną. Ir jeigu membrana jinai yra taki, tai reiškia molekulės yra susidėliojusios tokiu būdu, kad lengvai įeina maistinės medžiagos ir toksinai lengvai išeina, tai tas vadinamas ląstelinis kvėpavimas vyksta. Ir mes kvėpuot mokam, tai vadinasi mitochondrija, kuri gyvena ląstelės viduje ir generuoja energiją iš maisto, gauna deguonies ir gauna gliukozės, tai gliukozės mes gaunam pakankamai, bet deguonies tikrai nepakankamai, dėl to mes mokinamės ir kvėpuoti. Tada, jeigu membrana taki, tada deguonis įsiskverbia į ląstelę ir taip mitochondrija degimo procesų tokių užsiema ir generuoja energiją iš maisto. Tai irgi labai svarbus komponentas - energija, nes jeigu nėra energijos, nėra nieko. Taigi, mes ištiriam štai su šitų riebalų rūgščių tyrimu omega 6, omega 3 balansą ir ląstelės membranos struktūrą. Ir taip pat sudaro priešuždegiminės mitybos planą pagal tą tyrimą ir tiksliai pasakome, kiek reikia omega 3 riebalų rūgščių santykė su omega 6. Ir tai yra labai svarbu, tai yra svarbiausias aspektas, nes absorbcija vyksta ląstelės lygmenyje ir maisto absorbcija ir žarnyno lygmenyje. Todėl nesutvarkius šitų komponentų apie mitybą kalbėti yra visiškai jokios reikšmės nėra. Taip? Ląstelė, žarnynas. Taigi, ko mums reikia tiek ląsteliai, tiek žarnynui? Tai riebalų rūgščių ir mums jų trūksta. 97% žmonių turi žemę omega 3 indeksą, todėl labai rekomenduojam šitą tyrimą ir įvesti balance oil. Riebalų rūgštis su polifenoliais, riebalų rūgštis, kurios nesioksiduoja, yra įvairių skonių, yra veganam, yra tirpus vandenyje, yra kapsulėm, yra net vaikam, taip, pritaikyta. Ir pakartotinas tyrimas po 4-6 mėnesių parodo tikslų įsisavinimą. Zenabiotik, prebiotinės skaidulos, rekomenduoju visą tai, ką pats esu išbandęs ir jau turiu labai gerus rezultatus savo klientų, pacientų, taip pat yra padaryti video YouTube kanale Astrocugun TV, galite pasižiūrėti, yra tyrimai, tai prieš po jau gerokai virš 100 tyrimų esu padaręs, interpretavęs ir tiksliai žinau šitų medžiagų papildomų įsisavinimą, dėl to jas rekomenduoju. Ir todėl dar rekomenduoju, kad tai yra tyrimais pagrįsta, tai reiškia kiekviena medžiaga, veiklioji medžiaga, kuri yra šitose medžiagose, yra tyrimais pagrįsta. Ir plus dar mes turim tyrimą atskirą, kuris parodo įsisavinimą šitų medžiagų. Ir jos visos natūralios. Vat, jeigu yra pliusiukas, ženklas prie produkcijos, vadinasi, tai yra 100% natūrali medžiaga. Taigi zenabiotikas, jisai pamaitina
turinį, kuris gyvena kylančioj žarnoj, besileidžiančioj žarnoj, reiškia, tai yra mikrobiota mūsų, gerosios bakterijos, tai 8 prebiotinės skaidulos, kurios pamaitina žarnyne gyvenančias bakterijas, nes jeigu mes naudojame probiotikus, taip, tai gerasias bakterijos, jos turi pereiti skrandžio barjerą, na ir kol daeina iki žarnyno, neaišku, kiek ten jų gyvų lieka. Beje, mes laukiame tyrimo, mikrobiotos tyrimo, taip pat sauso kraujo lašo tyrimo, kurį greitų metų turėsime ir galėsime padaryti revoliuciją taip pat ir mikrobiotos srityje. Tai vyko riebalrūgščių srityje, kuomet buvo riebalrūgštys susietos su tyrimu. Mes dabar tai planuojam padaryti ir mikrobiotos srityje, tai nereikės spėlioti, ar įsisavina ar neįsisavina probiotikai, bus galima pamatuoti. Bet šiai dienai kol kas tiesiog garantuotas variantas yra prebiotinės skaidulos, nes jos praeina skrandžio barjerą ir pamaitina tai, kas yra. Taigi mes valom su vaštais valymais storo, plono žarnyno ir pamaitinam geriečius. Valom viską, pamaitinam geriečius ir taip perkraunam mikroflorą gerąją prasme. Mikroelementai, vitaminai, fitonutrientai, ekstendas tokia medžiaga. Na, nevardinsiu, kiek įvairių medžiagų, vitaminų, mineralų yra, kas yra rinkoje paprastai yra sprendimų, bet čia dar yra beta-gliukanai, yra kurkumino ekstraktas, Q10 medžiaga, beta-karotinas, liuteinas, pomidoro ekstraktas, brokolio ekstraktas, dublio ekstraktas, fitonutrientai, kurie yra paimti iš maistinių medžiagų ir mes turime visą komponentą medžiagų, kurių mums reikia būtent ląsteliai. Taigi šitos trys medžiagos yra būtinos su valymu ir taip pat rekomenduoju zinogenę, tai yra labai pažangus preparatas su fukoidanais ir senalitikais. Na, principe tai kaip ir mirusių ląstelių valymas iš organizmo, aktyvinimas kamieninių ląstelių veiklos ir toks valymas ląstelinėme lygmenyje organizmo. Tai zinogenė ir šafrano ekstraktas. Šafrano ekstraktas tai tiesiog šiai dienai mes gauname labai daug streso, didžiuliai streso kiekiai. Tai įtakoja mūsų labai smarkiai sveikatą, taip, nes uždegimas, lėtinis besimptomis uždegimas, jisai gali būti prasidėti ląstelės membranos lygmenyje, persikelti į audinius, gali prasidėti žarnyno lygmenyje uždegimas, todėl prebiotinės skaidulos mažina uždegimą, gali prasidėti uždegimas burnos lygmenyje, tai baigėsi parodontitu ir iškritusiais dantimis, taip. Tai vad beje, zinogenė labai puikiai yra prevencija prieš parodontitą, taip. Ir uždegimas gali būti tas lėtinis, reiškiasi, oksidacinis stresas, uždegimas nuo streso gali kilti taip pat. Taigi, stresą būtina valdyti visam įmanomom priemonėm. Tai ir miegas, žinoma, ir kvėpavimas, ir gamta, ir aišku maistinės medžiagos, šafranas. Jeigu randa ta medžiaga afron, tokia yra šafranė, randa kortizolio organizme, jinai įskiria melatoniną ir susibalansuoja hormonaliniam lygmenyje. Labai įdomiai vyksta viskas organizme mūsų. Taigi štai šitos medžiagos yra būtinos ir štai šitos papildomos. Ir taip pat, jeigu matote, kad bazinio plano, kuris yra grupiai, neužtenka jums, jeigu turite klausimų, yra kažkokių specialių sveikatos sutrikimų, tai aišku rekomenduoju Astro-Cugun diagnostiką. Padarome labai nuodugnę diagnostiką. Aš naudoju kelis tokius įrankius. Tai astromedicina, pagal horoskopą pasižiūrim tendencijas jūsų sveikatos. Toliau bioenergetika, tai laukas, kaip veikia jūsų energetiniai centrai. Ir žinoma, kinų vaizdinių medicina, Meistro Simintano mokykla, tai pulso diagnostika, vaizdinio diagnostika, kiekvieno organo diagnostika pagal kinų tradicinę mediciną ir Cugun terapija. Ir išvedama tokia priežasties ir pasekmės principas, sudaromas organizmo valymo planas,
priešuždegiminė mityba, taip pat rekomenduoju sauso kraujo lašo tyrimą pasidaryti prie tos diagnostikos. Ir tokiu būdu mes gauname labai gerus rezultatus. Kursas kažkur tais mitybos tęsiasi 4 mėnesius ir papildomi 4 mėnesiai ir gauname garantuotus rezultatus. Taip pat galima tokį mini variantą pasiimti, tai tiesiog individualizuotos mitybos konsultacija paremta pagal sauso kraujo lašo tyrimą. Tai vėlgi darom riebalų rūgščių kraujo tyrimą, galim taip pat integruoti vitamino D tyrimą, gliukoto hemoglobino tyrimą. Tai visi tie tyrimai laboratoriniai yra, atliekami laboratorijai ir yra ląstelės lygmenyje, ne plazmos, kurios paprastai tyrimus darote klinikoje pas šeimos daktarą, kuomet kreipitės, bet tai yra laboratorinis tyrimas ląstelės lygmenyje. Jį galite pasidaryti rantėje, tik tais žymiai brangiau ten kainuoja. Taigi, ką mes gauname su štai šitą konsultaciją sauso kraujo lašo tyrimo, tai mes, žmogus gauna patį kraujo tyrimą ir jo interpretaciją, priešuždegiminės mitybos planą sudarom. Pagal tyrimą mes matome, ką jūs valgėte per 4 mėnesius ir galim kai kurias medžiagas išimti iš jūsų raciono, kai kurias įdėti ir taip subalansuoti mitybą ir įdėti medžiagas, kurių galbūt trūksta pagal tyrimą, taip, papildomai. Organizmo valymo ir svorio metimo planas ar imuniteto stiprinimo planas sudaromas pagal poreikį, ką kalbėjau anksčiau, bet jisai individualizuotas yra ir su priežiūra mano asmeninė. Ir taip pat gaunat PDF tyrimo atmintinę, 20 lapų, tokia atmintinė, individualizuotas tyrimo išaiškinimas. Aš jį interpretuoju, bet dar gaunate atmintinę ateičiai, jeigu norėsite pasiskaityti. Įtraukiam į privačią FB grupę, Facebook'o grupę, kur yra video, yra medžiaga, mokymai, atnaujinimai ir žinoma palaikymas. Ir renginiai, ir mokymai. Mes su komanda organizuojame įvairius renginius ir mokymus. Kviečiam mokslininkus, tokius kaip daktaras Polas Kleitonas, daktaras Colin Robinson, Emily Kislevik. Jie buvo Lietuvoje atvykę, darom konferencijas su Klaipėdos universitetu, kviečiam specialistus, daliname žiniom, turim bendruomenę, įvairių specialistų iš tikrųjų, ajurvedos specialistų, reiki specialistų, kinų tradicinės medicinos specialistų, masažuotojų, kineziterapeutų. Ir šita bendruomenė jungia man labai brangius ir mylimus žmonės ir mes taip pat užsiimam konsiliumo diagnostiką. Taip, tai mes parekomenduojam specialistą, kokio jums būtent reikia pagal jūsų poreikį, nes mes turime didžiulę bendruomenę specialistų, medikų, šeimos gydytojų taip pat. Taigi kviečiu daryti pokyčius, išliekamus pokyčius ir tai daryti čia ir dabar. Jeigu surezonavo, susisiek su manimi ir taip pat nepaminėjau Lean Shake'o, mano toksai mėgstamiausias iš tikrųjų yra gėrimas ryte, vakare, jeigu sportuoju, pavyzdžiui, ryte turiu asmeninę treniruotę, kovos menų treniruotę, reikia aktyviai judėti iš karto, valgyti negali, susimaišai Lean Shake'ą, yra dėžutėje yra 16 vienetų, štai čia toks yra dozė vienam kartui ir čia yra visos medžiagos, kurios yra mano paminėtame Zenabiotikė, Extende ir taip pat yra proteinai. Taip, labai geri baltymai gyvulinio pagrindo, tai yra iš pieno arba žirnių baltymas. Ir tai yra arčiausiai maistui sukurtas komponentas, natūralus ganėtinai, kur nėra kalorijų, o yra veikliosios medžiagos. Taigi
puikus maisto pakaitalas, kai to reikia, prieš sportą, po sporto ir žinoma su valymu. Ir žinoma su visų svorio metimo protokolu. Tai yra kertinė ašis, linčeikas, kuris duoda išliekamą rezultatą. Taigi pradėk čia ir dabar, kreipkis asmeniškai, jeigu turi papildomų klausimų ir kartu su bendruomenė mes tai padarysim. Iki.